Mokyklos valgyklos kampe, kur paprastai niekas nežiūrėdavo, gyveno pelytė Milo, mažytis svajotojas, labai mylintis sūrį. Kiekvieną dieną Milo stebėjo, kaip vaikai rikiuojasi pietų eilėje, valgydami sumuštinius ir mėsainius. Kodėl jie nevalgo picos kiekvieną dieną? Milo susimąstė. Tada vieną šviesų rytą jam kilo mintis, kuri privertė ūsus trūkčioti. Čia kavinėje atidarysiu savo picų parduotuvę. Su iš virtuvės surinktomis atraižomis, senu skardiniu dangčiu kaip picos keptuvė ir mygtukų stalui, Milo per naktį įkūrė savo parduotuvę. Tirpstančio sūrio kvapas užpildė orą maišant, tempiant ir kepant pačią pirmąją picą. Meniu buvo tik vienas dalykas – sūrio pica. Kodėl? Nes Milo tikėjo, sūris įgyvendina kiekvieną svajonę. Milo mėgo maudyti sūrio baseine ir kluoti su mažyte duonos lazdelė. Norėdamas išlyginti picos tešlą, jis šokinėjo ant besisukančio tešlos rato, kuris iš tikrųjų buvo butelio dangtelis, ir šaukdavo: "Vjeje", kaip jis sukosi kaip cirko artistas. O kad atrodytų kaip tikras virtuvės šefas, kaip kepurę dėvėjo peperoni gabalėlį, kuris vis lįsdavo per akis. Netrukus vaikai atrado nedidelę Milo picų parduotuvę. Pelė gamina picą, jie aiktelėjo. Tačiau po vieno kąsnio jo sūraus kūrinio jie užkabino: "Geriausia pica kada nors", jie apsidžiaugė. Net pietaujanti ponė sėlino gabalėlį, kai niekas nežiūrėjo. Vieną popietę iškepę 100 aja sūrio picą, Milo užlipo ant sūrio bloko viršaus ir su pasididžiavimu pareiškė: "Sūrų sapnai yra patys geriausi." Kavinė nuplieskė juoku ir plojimais. Nuo tos dienos Milo picų parduotuvė buvo ne tik slaptas kavinės kampelis, ji tapo laimingiausia ir skaniausia vieta visoje mokykloje.